Taigi, 8 uždavinys. Kūgio pagrindo plotas yra 20π, aukštinės ilgis yra 6. Reikia apskaičiuoti kūgio tūrį. Už uždavinį yra skiriamas tik vienas taškas, tai reiškia, kad uždavinys nebus pernelyg sudėtingas. Yra žiauriai daug, nežinau, ne žiauriai daug, bet keli būdai išspręsti uždavinį. Paprasčiausias būtų turbūt tiesiog pasinaudoti kūgio tūrio formulę. Pažiūrėkime, ką mes turime formulinę. Ir tiesiog uždavinėje dabar remiuosi turimą formulę, kuri buvo V lygu 1/3 S kart H. Įrašau turimus duomenis, reiškia 1/3 kart 20π kart 6. Aha. Trejetas su 6 suspręsta, čia lieka 2. Ir gaunu atsakymą 40π. Jei kas nors nesupratot šitos dalies kaip prastinau, tai buvo galima tiesiog, pavyzdžiui, jeigu turėjom 1/3 kart 20π kart 6, tai galima buvo tiesiog sudauginti 20 su 6, gautume 120π. Aišku, 1/3 niekur nedingo, bet tikiuosi žinote, kad 1/3 yra tas pats, kas paimti trečdalį kažko. Tai reiškia, mes šitą 120 turime dalinti iš 3 ir jeigu padalinsite skaičiukliu 120 iš 3, tai iš tikro gausite 40, o π perrašau. Bet realiai atsakymas lieka toks pats. 40π.